Sveiki kolegos, šiandien noriu pakalbėti apie audinio dekatiravimą. Kas tai yra? Tai yra audinio apdorojimas karštais garais prieš jį sukerpant. Todėl, kad turbūt jūs jau žinote, kad audinys gali trauktis, ypatingai natūralūs pluoštai gali trauktis nuo karščio ir drėgmės. Dabar ką mums reikia padaryti? Mums reikia susidėti audinį, perlenkus per pusę, sudedu perlenkus per pusę, pas mane viduje yra geroji audinio pusė. Ir laikom lygintuvą arti audinio. Neuždedam, bet laikom labai arti, paleidžiam garą ir garinam. Ir va taip garinam visą audinį. Iš vienos pusės. Paskui apversim, garinsim iš kitos pusės. Lygintuvo, kaip minėjau, uždėti ant viršaus nereikia, reikia laikyti kaip galima arčiau audinio, kad garas būtų kiek galima karštesnis. Ir va taip garinam vieną audinio pusę. Tada audinį apversim ir garinsim kitą audinio pusę. Ir taip garinti reikia visus audinius, be išimties. Ar tai būtų natūralaus pluošto, ar tai būtų maišyto pluošto, tarkim ten kokia nors medvilnė su poliesteriu arba viskozė su poliesteriu, ar tai būtų kostiuminis audinys, ar tai būtų paltinis audinys. Vienu žodžiu, garinam viską, visada prieš sukerpant. Trikotažas taip pat irgi yra garinamas. Tik tai linas ir džinsas gali būti skalbiamas prieš sukirpimą. Dabar kodėl garinti, o neskalbti? Todėl, kad garinant audinys neglamžomas, nepasikeičia jo išorės išvaizda. Jisai lieka praktiškai toksai pats, koks jis yra ir išaustas. O vat džinsas, kadangi jisai gali leisti savo dažą, gali dažyti, tai jį tada rekomenduočiau išskalbti. Liną galima arba garinti, arba drėkinti ir skalbti. Čia jau yra jūsų nuožiūra, kaip jūs susitarėte su klientu. Taigi, sėkmės jums, siuvant gražius drabužius, su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė. Jeigu patiko šitas filmukas, spauskit like, prenumeruokit ir susitinkam kitose pamokose.